Aš Robertas Kmielewskis, chirurgas iš Lenkijos, estetinės medicinoje dirbu apie 20 metų. Dauguma iš jūsų mane žino, aš jūs irgi žinau daugumą, jau buvom susitikę. Ania papasakojo mums apie retinolį, apie iš vis unikalią kombinaciją produktų Retix C, iš kur tai iš vis visa filosofija urgo estetika atsirado, o aš biškį iš praktiškos pusės papasakosiu jums, kaip naudot ir kodėl Retix C jūsų praktikose bus iš tikrųjų duos jums unikalų protokolą profiziologiniam odos gydymui, profilaktikai ir korekcijai visokių amžiaus pasekmių žymių korigavimui. Jeigu taip labai trumpai apie senėjimo procesą, kas darosi, kad stresas, ultrafioletinis spinduliavimas, aplankos užteršimas, irgi gamtos užteršimas, bet ir bloga dieta arba irgi blogas nehigieninis gyvenimas veda į oksidacinio streso padidinimą mūsų audiniuose. Ir kada laisvi radikalai pradeda akumuliuotis audiniuose, prasideda toks procesas, kurį vadinam inflammaging. Apie tai kalbėjau ir praeitose savo paskaitose, kad tai principiai yra labai svarbu, kad procesas chroninis uždegimas, kuris irgi gaunasi mums nuo streso, nuo irgi kai kada gal ne visai gerai darinktų procedūrų, kada stengiamės stimuliuoti tą odą, stimuliuojam kolageno stimulaciją, bet pradedam stimuliuoti per daug stipriai, per daug ją šildom, per daug erzinam odą, mes iš tikrųjų tą lygtai kontroliuojamą uždegiminį procesą įvedam į chroninį uždegiminį procesą. O chroninis uždegiminis procesas mums taip iš tikrųjų pagreitina senėjimo visą procesą. Ir labai trumpai norėjau sustoti prie šito paveikslėlio, kur matom odos anatomiją visą. Ir ką mes čia matom iš tikrųjų? Matom svarbiausias odos sluoksnius. Ir pas viršutinis sluoksnis, tai yra epitelijos linis sluoksnis, ir matom ten viršuj matom tokius mažus žmogeliukus. Tie žmogeliukai tai yra mūsų biologinės sluoksnis, o kartu su epitelijos, su lipidais duoda mums biolipidinį sluoksnį odos. Tai yra svarbiausias sluoksnis, kuris mūsų organizmą saugo nuo visų išorinių faktorių, biologinių, fizinių faktorių, aplinkos užterštumą irgi mus saugo. Todėl, kad šitas biolipidinis sluoksnis, jisai yra svarbiausias mūsų imunologinės sistemos dalis. Todėl, kad kada mes liečiam kažką tai, su oda, gaunam signalą, šitas biolipidinis sluoksnis, jisai skaito signalą, ką mes liečiam, su kokiais mikroorganizmais mes susiliečiam. Ir duoda signalą į mūsų imunologinę sistemą, kad produkuot antikūnius. Kad, kaip sakoma, mūsų imunologinė sistema mokinasi atsparumo prieš išorinius faktorius. Ir tai, kas atsitiko COVID laiku,
kada pradėjom per daug dezinfekuoti rankas, kas atsitiko? Mes sunaikinom šitą biolipidinį sluoksnį, ne tik lipidinį sluoksnį, bet biolipidinį sluoksnį. Mes sunaikinom tuos saprofitus, tas bakterijas saprofitinės, tą mūsų visą armiją, kuri mus saugo nuo išorinių visų ligų. Kaukės irgi tai padarė, nes nešiojom kaukės ten, fermentavom mum viduj tose kaukėse. Ir už tai Retix C, iš vis filosofija visa Retix C procedūrų yra, kad taip stimuliuot odos atgimimą, kad išsaugot tą biolipidinį sluoksnį, o netgi jį atstatyti. Kad ta visa stimulacija kolageno, kurią mes darom, kad jinai būtų labiau fiziologiniu keliu eitų, o ne tik tais, kad atšlifuot kuo daugiau kolageno, bet labai dažnai būna, ypač taip paskaitose, sakau, pirmą kartą atsimenu, kai buvau dar prieš karą Ukrainoje kongrese ir ten buvo apie lazerius paskaita buvo ir buvo toks terminas rusiškas lazernaya šlifovka. Lazerinis šlifavimas. Man tai įsivaizdavau savo, kaip šlifuoja su lazeriu tą odą, jinai tada gaunasi lygi, blizganti, bet nėra visai to, tą ką rodėm, visai nėra to fiziologinio sluoksnio odos. Gaunasi vienas didelis surandėjimas, atšlifuotas. O odoigi ką mes dar matom? Mes turim fibroblastus, melanocitus, kur yra viršutiniam dermos sluoksnį. Ir jeigu mes sunaikinsim tą viršutinį sluoksnį, melanocitai pradės mums stimuliuoti melaniną. Todėl, kad melaninas tada padarys tą rudą sluoksnį, apsaugą, kad ultrafioletiniais spinduliai mums nesunaikintų fibroblastų. O tuo labiau irgi Langerhanso ląstelės, tai yra ląstelės, kurios ir kamieninės ląstelės ir imunologinės ląstelės, kurios kaip kartas stimuliuoja mūsų imunitetą, nes oda tai yra didžiausia imuniteto fabrika. Be odos mūsų imuniteto nebūtų, nes odoj prasideda visas tas, kaip čia pamiršau, lančiukas, dzūkiškai buvo. Grandinė. Taip, kad ir už tai labai svarbu, kada jūs darot protokolą, planuojat protokolą atjauninimo, stimulacijos protokolą savo pacientam, pagalvokit, kaip padaryti taip, kad nesužeist tos odos, o ją taip prastimuliuot, kad jinai atgimtų. Už tai irgi Retix C filosofija, tai yra reborn your skin. Prastimuliuojam odą, kad jinai mums atgimtų. Fiziologiniu būdu, kad mes atstatytumėm tas sužeistas struktūras ir kad toliau žiūrint į odą, kad mes matytumėm jos fiziologinį paviršių, kad jis nebūtų atšlifuotas, kaip vienas didelis atšlifuotas randas, bet kad mes matytumėm tą visą gyvos, sveikos odos struktūrą. Ok, einant toliau, apie chroninį uždegimą, tai irgi jau visi girdėjom labai dažnai, dar kartą pakartosiu, kad
Oksidacinis stresas tai yra, kada odoj mums prisirenka labai daug laisvų radikalų. Tada oda pradeda mums primint tą kempinę paliktą prie kriauklės, sudžiūvusi su visom šiukšlėm viduj. Taip pat ir oda senstanti, kada laisvi radikalai mums užima visą ekstraceliuliarinę erdvę, tada jeigu oda negali normaliai funkcionuoti. Nėra skysčių, drenažinė sistema irgi užsiblokuoja laisvais radikalais. Nėra deguonies pakankamo lygio, nėra irgi trofikos atitinkamos odoj. O jeigu mes dar tą odą, kuri ir taip jau vos gyva, vos kvėpuoja, dar papildomai prišildysim, pašildysim, pabadysim ar su laseriu ją pašviesim, mes jos neprastimuliuosim, mes ją atvirkščiai užkankinsim, uždusinsim. Taip, ir tada įvesim į chroninį uždegimą, į chroninį inflamaciją ir prasidės visi procesai irimo. Gausis, kad mes norim kuo geriau, o taip iš tikrųjų finališkai mes pagreitinam senėjimo procesą. Kas darosi tada? Tada praktiškai mes atidarom visą šulinį gilyn į odą ir visi išoriniai faktoriai, destrukciniai faktoriai, bakterijos ar cheminiai faktoriai eina mums gilyn į odą. Ir tada irgi prasideda odos ligos. Ir mūsų užduotis yra tokia, kad taip stimuliuot, kad nepakenkt. Mes turim gydyti odą, mes turim stimuliuoti kolageną visais galimais metodais, kuriuos mes turim, kur mums žodis iškrito. Scientific. Moksliškai. Ačiū. Visus mokslinio pagrindus, kuriuos mes žinom, išnaudot, kad stimuliuot kolageną fiziškai, chemiškai ar mechaniškai turim ir cheminius pilingus, turim haifų, radiofrekvenciją, laseriai, mikronydlingą. Tai visi metodai, kur stimuliuoja kolageną, bet mes galim dar papildomai buforuoti tą uždegiminį procesą, kad visa ta mūsų stimulacija kolageno eitų profiziologiniu keliu. Kad mes tuos fibroblastus odoj stimuliuotumėm, kad jie mum atstatytų fiziologinį kolageną, o ne tą patologinį postinflamatorinį, kuris taip iš tikrųjų yra randas. Mums nereikia papildomo randėjimo, mums nereikia sklerodermijos. Todėl, kad kada mes stimuliuojam proinflamatoriniu keliu kolageną, mes taip iš tikrųjų stimuliuojam pseudosklerodermiją. Sklerodermija tai yra liga odos, ne? Kada oda mums randėja. Ne tuo keliu mes norime eiti naujoviškoje estetinėje medicinoje ir naujoviškoje kosmetologijoje. Mes turime atstatyti odą profiziologiniu keliu, kad atstatyti kolageną. Ir už tai visa filosofija Retix C ir visi medical procedūros ir kosmetologinės procedūros, jos yra, kad optimalizuot tą stimulaciją, kad ilgalaikiai vedant pacientą mes matytumėm iš tikrųjų tą sveiką odą, kad mes nepadarytumėm jai jokių sutrikimų. Ir maža to,
taip kaip Ania pasakojo mums apie retinolio, TGF ir vitamino C ir su antioksidaciniu kompleksu, šitas visas mišinys, jisai tiek suoptimalizuotas, kad gaut didžiausią potencialą terapeutinį, stimulacinį, bet turėt mažiausią komplikacijas. Kad būtų kuo mažiau erzinimo, tai kad mūsų pacientai irgi nėra patenkinti, jeigu išeina po procedūros ir paskui savaitę ar netgi ilgiau jie negali normaliai dirbti, negali makiažo pasidaryti. Jie nori atrodyti kuo greičiau, gražiai ir normaliai dirbti, grįžti į darbą, nes jie turi uždirbti pinigus, kad tuos pinigus palikti pas mus kabinete. Ne? Tai yra svarbu. Ok. Toliau, biškį sustosiu vėlgi prie to, apie ką Ania pasakoja, apie TGF beta retinol-like substanciją, kuri veikia taip pat kaip retinolis. Čia yra augalinė substancija, kuri turi tą patį metabolinį kelią kaip ir retinolis. Ir kada mes sujungsim retinolio mažesnį nei procentai, taip kaip Ania aiškino, kad mums nereikia didelio procento retinolio, kad gaut gerą efektą. Todėl, kad oda paprasčiausiai to retinolio negali perdirbti viduj. Oda gali, ląstelė gali sumetabolizuoti tik tiek kolageno, kiek jinai gali. Viskas kitas, jeigu liks retinolis ant paviršiaus, iškvies uždegiminį procesą, bus iritacija, bus erzinimas, bus paraudumas, mums šito nereikia. Mums reikia, kad atvirkščiai mažesnė retinolio dozė duotų didžiausią potencialą kolageno stimulacijos. Ir už tai sujungimas su TGF beta, kuris yra augalinės substancija, kuri veikia taip pat kaip retinolis, bet atidaro mums papildomus kanalus, kad retinolio ta nedidelė dalis kartu su TGF-u įeitų į ląstelę ir dvigubai stimuliuotų mums kolageno stimulaciją ir aplamai metabolizmo atnaujinimą. Ir jeigu palyginsim, kaip veikia pats retinolis, retinolio rūgštys ir sujungtas renesit, tai čia yra, kaip kartas šito augalinio TGF-o patentinis pavadinimas, kuris yra Retix C produktuose. Tik tais Retix C produktuose mes nenaudojam pavadinimo renesit, ingredientuose mes jį vadinam TGF beta arba Granactive retinol. Prawda, Aniu? Dobrze mówię? Kodėl? Todėl, kad Ania, jinai Retix C yra nuo pačios pradžios. Jinai kūrė su technologais šitus visus pagrindinius produktus. Už tai jinai žino iš praktiškai nuo virtuvės pusės viską apie ingredientus. O aš jau dirbu, kad protokolus sudėt praktiškai, kad jums duot įrankius, kad jūs galėtumėt iš tikrųjų panaudoti visą potencialą šitų produktų. Ir jeigu palyginsim dabar kolageno stimulaciją plus retinolis irgi stimuliuoja, bet pats retinolis silpniau stimuliuoja kolageną. Saugo epiderminius lipidus, taip kad saugo visą biolipidinį sluoksnį odos. Galim naudot tas procedūras ir namuose, ir kabinete, be odos iritacijos ir be šoninių komplikacijų. Kas yra svarbiausia, kad kombinacija retinolio su TGF betu pakelia odos fotorezistenciją.
Ką tai reiškia, kad oda mažiau mums reaguoja į antrinį foto pažeidimą, jinai labiau rezistentinga ultrafioletiniam spinduliavimui. Ypač kada dar, paskui apie tai šnekėsim, kada mes dadėsim dar stiprų antioksidacinį kompleksą į procedūrą, tada mums oda išvis momentaliai atsako į mūsų procedūrą. Ir cheminis stabilumas. Tai yra irgi labai svarbu. Apie retibusterį, kas tai yra retibusteris, Anė jums pasakojo, kad tai yra kaip kartas tas unikalus sujungimas retinolių su TGF beta plus vitaminas C, kuris yra paruošia mums odą tam retinolio pozityviam veikimo. Ir kas yra svarbiausia, kad po šitos procedūros, po retibrazijos, mes neturim to efekto kaip po klasikinių pilingų. Ir jeigu mes palyginsim dabar senus klasikinius pilingus cheminius su retibrazija, retinoliniu pilingu, tai mes pamatysim, kad iš tikrųjų Retix C duoda mums absoliučiai naują erą, naują supratimą, naują suvokimą apie cheminius pilingus. Retinoliniai pilingai, retinolio pilingas, kaip kartas retibusteris, Retix C, neduoda mums stiprios eksfoliacijos, nekoaguliuoja epitelinio sluoksnio. Jisai saugo fiziologinę struktūrą, bet numeta tik tais senas ląsteles, paliekant fiziologinę struktūrą ir stimuliuojant odos atjaunimą visuose sluoksniuose. Iritacija yra minimali retibrazijoje su antioksidaciniu kompleksu, kur klasikiniuose mes matėm visada buvo frostas, buvo didelė eksfoliacija, buvo praktiškai tokie žievė iš pradžių darėsi, kuri trūkinėjo, o kada žievė trūkinėja, atsidaro infekcijai vartai. Tai vėlgi, ne visi pacientai klausėsi ir tepėsi savo kremais, apsaugojimais. Paskui buvo komplikacijos, ypač po gilesnių pilingų. Ypač, kai ryšim taip, kad aš chirurgas ir irgi važinėjau biškį po tuos kongresus plastikos chirurgų, jūs irgi matėt pacientus po gilių cheminių pilingų. Ypač tai buvo mada 20-30 metų, netgi anksčiau, o Amerikos plastikos chirurgai tai ypač geriausias pavyzdys, tokie zombie face, zombie veidai, kur po tų gilių fenolinių pilingų, kur vienas didelis randas oda. Kai makiažas dar uždėtas, tai gerai, bet jau kai makiažą nuėmė, tai, o Jėzus, išsigąst galima. Ta oda jinai mirusi. Matėt tokius pacientus su odos distrofijom, atrofijom, distrofijom, praktiškai ta oda neturi visą fiziologinę struktūrą savo. Už tai retibrazija, retibusteris ir Smart DNA, tai yra idealios procedūros, kad tą odą kažkaip biškį atstatyti. Ir žinokit, kad iš tikrųjų galima atstatyti. Galima ją pagydyti. Jis pradeda atsistatinėti, pradeda vėl atrodyti, ta distrofija, tas randėjimas, jisai gydosi, kada sujungsim retibusterį ir Smart DNA. Dėl melanocitų irgi retibrazija redukuoja ir ne tai kaip balina, retibrazija normalizuoja melanocitų funkciją, stabilizuoja melanocitų funkciją be balinimo.
nebalinam, nenaikinam melanino odoj, bet normalizuojant melanocitų funkciją, mes atstatom fiziologinę odos spalvą. Tai yra labai svarbu. Čia biški ilgesnis procesas, bet stabilus. Nėra recidyvo, taip kaip po laserinio balinimo, pavyzdžiui, arba po cheminio balinimo, taip kaip irgi žinom, kad po kosmelano, kuris irgi buvo madoj anksčiau, kol pacientas ten kosmelaną naudojo, bet buvo irgi ir odos iritacija, perdžiūvus ta oda buvo, jinai išsibalino, viskas gerai, tik tai sustojo naudot kosmelaną, po pusės metų hiperpigmentacija maža to, kad grįžo, tai dar grįžo dvigubai. To, kad buvo naikinama struktūra. Ir oda per tą uždegiminį procesą irgi per didelį retinolinį irgi erzinimą ir džiovinimą, oda užsišiukšlino laisvais radikalais. Oksidacinis stresas buvo labai didelis. Už tai neišgydė metabolizmo odos, o ją tik tais išbalino. Ir viskas. Nu ir vėlgi kolageno stimulacija. Retibrazijai su antioksidaciniu kompleksu mes sudarom optimalų environment, optimalią aplinką fibroblastams, kad fibroblastai galėtų mums profiziologiškai dirbti ir atstatyti senančią odą. O klasikiniuose pilinguose, nu, tai ten buvo, aišku, uždegiminis procesas, koagulacija, stimulacija, vėlgi atnaujinimo, nes kiekviena žaizda jinai užgis. Čia, kaip sakome, fiziologinis procesas, kad užgydyt. Bet iš pradžių tas gyjimo procesas nėra gražus. Iš pradžių randėja viskas. Ir arba atsistatys, arba ne. Priklausomai nuo to, kaip mes apie tai prižiūrėsim. Kas įdomu irgi, kad eksfoliacija irgi po retibrazijos yra labai švelni. Tik tais nusiima labai švelni eksfoliacija, taip kaip po deginim, kai pirmą kartą išeinam į saulę ir mums taip tas senas epitelis nueina. Minkšta eksfoliacija 3-4 dienos ir viskas. O kai kada, jeigu gerai paruošim odą prie pilingų, nuimsim tą numirusių ląstelių sluoksnį, tai netgi ta eksfoliacija po retibrazijos bus nedidelė. Keli pavyzdžiai efektų prieš ir po retibusterio akne. Ir jeigu pamatysit, kas svarbiausia, kad akne randai, jie raudoni būna labai ilgai. Retibusteris irgi gydant ir stimuliuojant fibroblastus, atstatyti visas odos struktūras, labai pagreitina randų brendėjimą. Reiškia, kad randai greičiau balsta, jeigu jie netgi buvo. Ir odos struktūra mums išsilygina, ypač odos struktūra, kuri buvo pažeista kažkokiais tai uždegiminiais procesais arba po aknės randų irgi nelygumai. Jeigu kartu su laseriu arba kartu su mikronydlingu irgi kombinuosim retibusterį arba Smart DNA, mes tada pagreitinsim tą regeneracinį odos procesą. Ir dabar apie Smart DNA, tai čia išvis mano nuomonė
numeris 1 procedūra, nes irgi mano kosmetologai, kurie klinikoje pas mane su labai didelė patirtim, kai pabandėm Smart DNA terapiją pas mus klinikoje, dabar praktiškai nenaudojam kitų antioksidacijų, kitų pylingų, kad efektas yra paprasčiausiai nepalyginamas. Ir kas įdomiausia, kad tai yra procedūros, nuo kurių pacientai, kaip čia pasakyti gražiai, addicted. Mes pririšam pacientą prie save. Pacientas, kuris pabandė Smart DNA arba pabandė Ferulic Triple C su Helium Magicu, tuos serumus, nes jie pas mane ant stalo stovi po kiekvienos procedūros. Veidą padengiu ir padarau lengvą masažą. Ir kas pabandys Ferulic Triple C, kas bandėte iš jūsų? Ir kaip faini, ne? Ir vėlgi aš nekalbėsiu per daug apie ingredientus, tik tais, kas svarbiausia, kad šitas antioksidacinis kompleksas, kuriam yra ferulio rūgštis, 3 vitamino C biologiškai aktyvūs tipai, fluoretinas, resveratrolis, jie maža to, kad valo ekstraceliuliarinę erdvę nuo laisvų radikalų, bet irgi duoda odos protekciją prieš išorinius faktorius ir, kas svarbiausia, padidina odos fotorezistenciją. Naudojant šituos produktus, Smart DNA, Ferulic Triple C, kaip home care, jeigu pacientai netgi nepanaudos fotoprotekcijos SPF-o, tai ir tai per trumpą laiką nebus hiperpigmentacijų, nebus antrinio šito odos fotopažeidimo, to kad resveratrolis, o ypač fluoretinas, labai pakelia odos fotorezistenciją. Oda tampa labiau atspari saulės spinduliams. Kaip dar galima pastiprinti tą veikimą, to kad Smart DNA retiboosteris, tai yra procedūros paviršutininkos, topical use. Kaip galima dar pastiprinti jų veikimą? Galim panaudoti kartu su laseriais, su radiofrekvencija, su mikronydlingu. Tada mes panaudojam taip vadinamą transdermal drug delivery, pagilinam transdermalinę penetraciją preparatų. Jeigu panaudosim, palyginsim, paprasčiausiai ant odos uždėsim preparatą, netgi kuris labai gerai penetruoja, jisai vis tiek mums iki atitinkamo lygio tik tais daeis. Praeitas stratum corneum, ten iki paviršutinės dermos daeis. Jeigu odoj drenažas bus pakankamai geras, tai tada ta drenažinė sistema dar giliau biškį mums įtemps aktyvius ingredientus. Bet mes galim dar giliau duoti. Jeigu panaudosim frakcinį laserį, mikronydlingą, padarysim kanalus odoj, tada mūsų ingredientai eis giliau. Bet vėlgi, visi žinom apie tai, kad tyrimai visi rodo, kad
mikronydlingas, dermapen, erpen, visi šitie mechaniniai mikronydlingai, mes dabar jau nedarom giliai. Mes nevertikuliuojam odos. Nereikia mums jos naikint paviršių. Mes tik tais turim padaryti frakcionavimą. Tik tais biškį ją pabadyti lengvai, kad padaryt kanalus, per kuriuos mums įeis aktyvūs ingredientai. Ir tada mes iš tikrųjų iš vienos pusės galėsim gilyn įvest aktyvias medžiagas ir pagreitint odos regeneraciją. O jeigu panaudosim irgi preparatus su hialurono rūgštim, kompleksą antioksidacinį, transdermalinius growth faktorius, mes irgi pagreitinsim tada fibroblastų veikimą, kad atstatyt odos visą struktūrą sutrikusią. Ir keli irgi klinikiniai tyrimai, kurie vėlgi įrodė, tai apie ką aš sakiau, kad antioksidacinė mikstūra vitamino C ir ferulio rūgšties ir fluoretino sumažina odos jautrumą ultrafioletiniams spinduliams, ką reiškia pakelia odos fotorezistenciją. Sekantis vėl antioksidacinės serumas su kusvyčiu, frakciniai laseriai, pagreitina ir pagerina odos regeneraciją, sumažina komplikacijas po laserinės, ypač jeigu oda yra labai jautri. Sekantis, kad frakciniai laseriai irgi mums pagilina vitamino C, fluoretino, resveratrolio penetraciją gilyn į odą, sumažinant oksidacinį stresą odos, optimalizuojant sritį fibroblastams, kad atstatyt odos. Irgi sujungimas TGF-beta su askorbininė rūgštim pagerina odos irgi kokybę, sumažina raukšles. O kas svarbiausia, kad antioksidacinis kompleksas, kurį mes naudojam, apart to, kad jisai sumažina tą oksidacinį stresą, tai irgi duoda mums profilaktiką, prevenciją odos onkologiniams susirgimams. Ir jeigu turim pacientą irgi su onkologinė praeitim arba su odos irgi onkologiniais susirgimais, mes galim naudoti Smart DNA. Tai nėra kontraindikacija. Aišku, iš pradžių gydom. Taip, iš pradžių onkologai turi užsiimti. Bet paskui jau mūsų čia yra užduotis, kad profilaktiškai tą odą apsaugot, kad nebūtų recidyvo, o jeigu kažkas genetiškai yra turi apsunkinimus genetiškus onkologiniais tyrimais, tai naudojant antioksidacinės terapijas mes darom profilaktiką prieš onkologinius odos susirgimus. Medicininiai protokolai čia principe jūsų jau patirties invencija, kaip jūs juos panaudosit. Pagrindinė idėja kombinacijos Smart DNA su laseriniam procedūrom yra taip, kad mes iš pradžių
paruošiam odą su antioksidaciniu pilingu, nuimam paviršutinį sluoksnį, tada jeigu, pavyzdžiui, naudojam frakcinius lazerius, mes labiau atidarom odą. To, kad mes žinom, kad jeigu paviršutinis epitelinio sluoksnis šitas zrugovačiavui, kaip su... Raginis. Tas senas raginis sluoksnis, jisai mums blokuoja frakcinį laserį, ne? Nes dalį energijos mes sunaudojam, kad prasimušt. Kai mes paruošim odą antioksidaciniu pilingu, nuimsim tą raginį sluoksnį paviršutinį, su ta pačia laserio energija mes penetruosim giliau, mes daugiau energijos įvesim į odą. Automatiškai bus stipresnė laserinė stimulacija. Ir kada po laserio panaudosim Smart DNA Mesopeptide Cocktail, kokteilį, kuris savo savybėm antioksidaciniam, prieš uždegiminiam, buforuos mum tą perdeklį uždegiminio proceso, ir tada mes kontroliuosim tą uždegiminį procesą ir kontroliuosim regeneraciją po laserinę, mes gausim daug geresnį efektą ir daug greičiau mums oda užgis. O kaip tai gaunasi, irgi, palyginimas, čia yra neablacinis laseris, erbostiklinis. Čia yra su pačiu laseriu, buvo ta pati tas regionas odos. Ne? Čia buvo laseris tik tai su mezokokteiliu, o čia yra laseris su pilingu ir mezokokteiliu. Pasižiūrėkit, kaip gijo. Pats laseris, jisai per daug čia mums labai daug nepakeitė pirmam. Antram su mezokokteiliu daug greičiau išgijo, o kada su pilingu mes dar turim sveikesnę odą. To, kad laseris mums penetravo giliau ir gijimas po laserio buvo daug greitesnis. Radiofrekvencija mikroneedling RF absoliučiai tas pats, bet tuo norėjau jums parodyti dar vieną čia. Man biški čia neklauso manęs šitas klikeris. CO2 laseris. Pats laseris su mezokokteiliu Smart DNA ir laseris su pilingu. Pasižiūrėkit, ant kiek gilesnė buvo penetracija po 7 dienų, bet kaip greitai išgijo netgi ta koagulacija epitelio, kur biški CO2 vis tik pradegina mums epitelį, palyginus su be Smart DNA patį laserį CO2. Tai reiškia, kad jeigu buforuosim antioksidacinių kompleksų procedūras, ar tai laserinės, ar radiofrekvencija, mes pagreitinsim gijimo procesą ir sumažinsim komplikacijų riziką. Nes ne visada galim pacientus prižiūrėti, kad jie iš tikrųjų mums, ir čia radiofrekvencija taip pat, be Smart DNA, tik su mezokokteiliu ir pilingas su mezokokteiliu. O čia irgi palygint, čia vienos dienos skirtumas. Prieš ir Smart DNA su mikroneedlingu susikretu. Kaip iš karto
pasikeičia hiperpigmentacijų atspalvis. To, kad SMART DNA irgi duoda melanino deoksidaciją iš pilko į rudą spalvą. Taip pat kaip ir gintaro rūgštis irgi. Mes galim kombinuoti su mezoterapija, su gintaro rūgštim, su elektrija, su akseleradermu. Tada yra protokolas, kur mes jungiam mezoterapiją vietoj RFO mikroadatinio. Mes šiandien galim padaryti mezoterapiją su gintaro rūgštim. Ir tada sujungs SMART DNA su mezoterapija. Nu kągi. Ir keletą dar pavyzdžių, kaip pagreitinami gydymai. Čia yra hiperpigmentacijų sumažėjimas, šitą hiperpigmentacijos su randais, kaip pakeičia atspalvius savo, odos išsilyginimas, porų sumažėjimas, randai po akne irgi kaip išsibalina ir greičiau subręsta. Ypač pas jaunus žmonės, jiems tai iš tikrųjų akne pas jaunus žmonės tai duoda labai didelės problemas ir depresinės, ir jauni žmonės irgi pradeda blogai jaustis, kada tie randai per daug ilgai. Čia mano kosmetologė, kurią bengalinė katė apdraskė. Ir čia po 2 savaičių irgi po SMART DNA su Ferulic Triple C pagreitino gijimą. Po plastinių operacijų irgi randų brandėjimas yra daug greitesnis ir randai daug minkštesni gaunasi. Nu ir po akne irgi odos išsilyginimas ir randų irgi sumažinimas. Vėlgi rando gijimas. Nu ir praktiškai ta mano visa prezentacija, konkluzija yra šitam vienam slaide, kad kombinacija SMART DNA retiboosterio jungiant su kitom procedūrom pagreitina ir padidina jų efektingumą ir sumažina komplikacijų ir šalinių veiksmų. Ačiū labai.